Pajūryje surengta stovykla regos sutrikimų turintiems vaikams. Iš įvairiausių šalies miestų atvykę mažieji jau antrą kartą bando pažinti pasaulį keliaudami ir pramogaudami kartu. Taip pavadintoje stovykloje regos sutrikimus turintys vaikai poilsiavo 5 dienas. Čia jie žaidė, mokėsi vieni iš kitų, demonstravo talentus ir keliavo. Be to, jie turėjo galimybę pabendrauti su daug pasiekusiais neregiais. Visi šitie užsiėmimai, tos pamokos labai daug duoda ir tėvams stiprybės ir tikėjimo savo vaikais, kad jie gali mokytis toliau, siekti karjeros. Ir mūsų pagrindinis tikslas šitos stovyklos yra, kad vaikai sėkmingai galėtų integruotis į visuomenę, galėtų mokytis, galėtų integruotis į darbo rinką, nes jie lygiai taip pat gali mokytis ir dirbti kaip ir regintieji. Tik tiesiog jiems reikia patikėti savim ir įveikti sunkumus. Tokių edukacinių užsiėmimų regos sutrikimus turintiems vaikams trūksta, tad stovyklos dalyviams tokia pramoga paliko daug įspūdžių ir suteikė naujų patirčių. Šita stovykla man suteikė labai daug džiaugsmo, nes čia mes kiekvieną dieną turėjome daug ką veikti. Šioje stovykloje aš supratau, kad jeigu žmogus nemato, jis vis tiek gali bet ką išmokti. Aš supratau, kad ne tiek, kiek pas mane yra mokyklai, silpnaregių, neregių, bet yra visoje šalyje labai daug tokių silpnaregių vaikų. Ir jie nesidrovi, tai parodyti, jie linksminasi, jie bėgioja po pievytę. Tai vis tik tais yra galimybė integruotis į visuomenę, kadangi vaikai turi galimybę išvažiuoti ir pamatyti kitokį pasaulį, negu jie yra įpratę gyventi. Vaikai turi stengtis pritapti, bet ir visuomenė turi stengtis įsileisti ir juos pažinti. Tokia stovykla rengiama jau antrą kartą. Šį sykį į Klaipėdą sugužėjo vaikučiai ne tik iš uostamiesčio, o ir iš kitų Lietuvos miestų. Mes labai džiaugiamės, kad tai jau tapo, galima sakyti, mūsų tęstiniu projektu, nes praėjusiais metais įvykusi stovykla, kuri prasidėjo nuo renginio Vakarienė tamsoje, šiemet išsiplėtė geografija, mums pavyko surinkti daugiau lėšų, pavyko prišnekinti daugiau rėmėjų, kurių dėka šita stovykla tapo didesnė ir manau, kad įdomesnė vaikams. Antrą kartą surengtoje vaikų stovykloje dalyvavo 24 regos sutrikimus turintys vaikai.